Ši praktika skirta tau, jeigu dažnai pastebi, kad per daug prisitaikai, per daug aiškiniesi, per daug duodi, per ilgai išklausai, per dažnai sakai taip, nors kažkur viduje jauti tylų ne. Ši meditacija nėra apie tai, kaip atsiriboti nuo gyvenimo ar užsidaryti nuo žmonių. Ji yra apie tai, kaip sugrįžti į savo erdvę, į savo kūną, į savo vidinį žinojimą, į tą vietą pasaulyje, kur gali aiškiai pajusti, kas man tinka, o kas jau nebe. Šiandien ribas matysime ne kaip sieną. Matysime jas kaip tavo vidinio sodo vartus. Nes viskas, kas gyva, jautru ir vertinga, turi būti prižiūrima. Tai tavo ramybė, tavo laikas, tavo energija, tavo širdis, tavo gyvenimas. Susirask patogią padėtį. Gali sėdėti arba gulėti. Leisk savo šią praktiką priimti savo tempu. Jeigu meditacijos metu pajusi, kad tau reikia daugiau atramos, gali atsimerkti, pajudinti kūną, apsidairyti aplink ir sugrįžti į dabartį. O dabar pradėkime. Patogiai įsitaisyk. Leisk kūnui pamažu atsipalaiduoti. Pajusk paviršių po savimi. Pajusk, kad tau nereikia dabar nieko laikyti rankomis. Nereikia niekam atsakyti. Nereikia niekam nieko įrodyti. Ši akimirka yra skirta tau. Lėtai įkvėpk ir lėtai iškvėpk. Dar kartą įkvėpk. Iškvėpk. Leisk iškvėpimui nusinešti dienos įtampą, nerimą ir skubėjimą. Dabar padėk vieną ranką ant širdies, kitą ant pilvo. Pajusk savo rankų šilumą. Pajusk savo prisilietimą. Tai ženklas kūnui. Aš esu čia. Pajusk vietą po ranką ant širdies. Gal ten jautru, gal ten yra nuovargio, gal ilgesio. Viskas tinka. Pajusk vietą po ranką ant pilvo. Čia dažnai gyvena pirmasis vidinis signalas.
Tai tylus pojūtis, jausmas, kuris dar prieš protui paaiškinant jau žino, ar man gera, ar man netinka, ar man reikia sustoti, ar man reikia erdvės. Todėl šiandien mes klausysimės ne triukšmingo proto, bet klausysimės kūno. Kūnas dažnai žino ribą anksčiau, nei mes ją išdrįstame pasakyti. Tyliai sau pasakyk: aš leidžiu sau girdėti savo kūną. Aš leidžiu sau pastebėti savo vidinį signalą. Aš leidžiu sau suprasti ir reaguoti į kūno signalus. Dabar įsivaizduok, kad stovi ant ramaus takelio. Prieš tave driekiasi kelias. Jis veda į vidinį sodą. Tai tavo gyvybės erdvė. Tai tavo ramybės erdvė. Tavo jausmų, norų, kūrybos ir širdies erdvė. Eik šiuo takeliu lėtai. Pastebėk, koks jis. Gal po kojomis žemė, gal akmenėliai, gal minkšta žolė, o gal medinės lentelės, o gal šiltas smėlis. Kiekvienas žingsnis veda tave arčiau savęs. Ne arčiau kitų lūkesčių, ne arčiau pareigų, ne arčiau svetimų nuotaikų, bet arčiau savęs. Tolumoje pradedi matyti savo sodą. Gal jis didelis, gal mažas, gal pilnas žalumos, o gal truputį apleistas. Gal kažkur žydi gėlės, o kažkur išmindžiota žemė. Gal kai kurios vietos prižiūrėtos, o kai kurios seniai laukia tavo dėmesio. Šis sodas rodo, kaip ilgai tu davei, laukiai, taikysi, tylėjai, stengiasi, rūpinaisi kitais. Ir taip pat rodo, kad tavyje vis dar yra gyvybės. Nes net jei sodas pavargęs, jis gali atsigauti.
Prieik prie vartų, pažvelk į juos. Kokie jie? Gal mediniai, gal metaliniai, gal praviri, o gal visai atidaryti. Gal niekada ir nebuvo uždaryti, gal girgždantis, gal vartai gražūs, bet jų niekas nesaugojo. Šie vartai simbolizuoja tavo ribas. Tai ne siena nuo pasaulio, tai įėjimas į tai, kas tau brangu. Padėk ranką ant vartų, pajusk jų tekstūrą ir tyliai savo pasakyk: tai mano erdvė. Čia mano gyvenimas. Aš turiu teisę spręsti, kas čia įeina. Dabar atverk vartus ir įeik į savo sodą. Apsidairyk. Pastebėk, kur šiame sode daugiausia gyvybės. Gal ten žydi gėlės, gal auga medžiai, gal yra paukščių, gal vandens telkinys. Gal ten saulėta, gal pučia švelnus vėjelis. Tai tos tavo vietos, kurios gyvos. Tavo jautrumas, tavo širdis, tavo kūryba, tavo intuicija, tavo gebėjimas mylėti, tavo noras gyventi tikriau. O dabar pastebėk vietas, kurios atrodo pavargusios. Gal žemė išmindžiota, gal kai kurie augalai nulinkę, gal kažkur žemė perdžiūvusi ir augalai nuvytę. Gal kažkur per daug vandens. Gal kažkas įėjo be leidimo ir paliko netvarką. Gal yra takai, kurių tu pati nesirinkai, bet kiti juos išmindžiojo ir nuolat jais vaikšto. Žiūrėk į tai ramiai, be vertinimo. Paklausk savęs, kokie žmonės mano gyvenime, pareigos ar įpročiai vaikšto per mano erdvę be mano leidimo.
Gal ateina kažkokia situacija, žmogus, santykis, darbas, gal šeima, žinutės, skambučiai, nuolatinis prieinamumas, prašymai, kuriems sakai taip, iš kaltės ar pareigos jausmo. Pokalbiai, po kurių jautiesi išsekusi. Vietos, kuriuose šypsaisi, nors viduje pikta arba liūdna. Leisk tai situacijai pasirodyti kaip ženklui tavo sode. Gal ji pasirodys kaip išmintas takas, gal kaip svetimas daiktas, gal kaip nulaužta šakelė, atviri vartai arba vieta, kur trūksta tvoros. Dabar tavo tikslas pamatyti, kur tavo erdvė prašo daugiau apsaugos. Dabar tyliai pasakyk: aš matau, kur mano riba buvo peržengta. Aš matau, kur mano kūnas jau sakė gana. Aš mokausi išgirsti savo kūną laiku. Dabar prisimink tą vieną situaciją, kurioje tavo riba dažnai peržengiama. Tarsi žiūrėtum į ją sodo pakraštyje. Tu esi čia, tavo kūnas yra čia, tavo kvėpavimas yra čia, o ji yra ten sodo pakraštyje. Paklausk kūno: kaip tu man rodai, kad čia jau riba? Gal suspaudžia gerklę, gal įsitempia pečiai, gal krūtinėje atsiranda sunkumas, gal pilvas susitraukia, gal kvėpavimas padažnėja, gal kyla pyktis, gal atsiranda nuovargis. Pastebėk. Tai nėra problema, kurią reikia šalinti. Tai signalas. Kūnas nesipriešina tavo gyvenimui. Jis bando tave apsaugoti nuo savęs išdavystės. Nukreip dėmesį į tą kūno vietą, kur labiausiai jauti signalą. Įkvėpk į ją švelniai. Iškvėpk. Ir pasakyk: aš tave girdžiu. Aš daugiau nenoriu tavęs ignoruoti. Aš mokausi sustoti anksčiau.
Dar kartą labai giliai įkvėpk. Ir iškvėpk. Leis kūnui pajusti, kad šį kartą tu ne tik pastebi signalą, tu esi pasiruošusi į jį gerbti ir į jį sureaguoti. O dabar sugrįžk dėmesiu prie savo sodo vartų. Pažiūrėk, gal jie atviri per plačiai, ar juos galima uždaryti, gal reikia pataisyti, gal reikia sustiprinti rankeną, gal spyna pagedus, ar reikia prie vartų pakabinti mažą lentelę su žodžiais: čia mano erdvė, įeiti galima tik leidus man. O dabar įsivaizduok, kad pradedi tvarkyti vartus. Ramiai, be skubos. Gal nuvalai dulkes, gal sustiprini, gal pakeiti rankeną, gal pakeiti užraktą, gal pakabini lentelę, o gal pasodini gyvatvorę aplink tas vietas, kur visi vaikščiojo be tavo leidimo. Tai tavo ribų atstatymas. Ne iš pykčio, iš pagarbos tam, kas tavyje gyva. Dabar vėl pažiūrėk į vartus. Svarbiausia detalė. Rankeną laikai tu. Raktą laikai tu. Tu gali atidaryti, tu gali uždaryti, tu gali atrakinti, tu gali užrakinti. Tyliai savo pasakyk: aš neprivalau būti visiems prieinama. Aš turiu teisę saugoti tai, kas man brangu. Dabar įsivaizduok, kad prie tavo vartų kažkas ateina. Tai gali būti žmogus, prašymas, pareiga, žinutė, lūkestis, senas įprotis, vidinis balsas, kuris sako, tu turi. O tu stovi savo sodo viduje. Tavo pėdos jaučia žemę. Tavo ranka yra ant vartų. Tu kvėpuoji. Pirmiausia, tu neskubi atidaryti. Tu sustoji, tu klausaisi savo kūno. Paklausk savęs:
Ar tai ateina su pagarba? Ar tai mane spaudžia? Ar tai prašo? Ar reikalauja? Ar mano kūnas atsiveria? Ar susitraukia? Ar aš noriu atsakyti iš tiesos ar iš kaltės? Tai labai svarbi akimirka. Tarp prašymo ir tavo atsakymo yra erdvė ir laikas. Ir toje erdvėje gyvena tavo pasirinkimas. Dabar leisk atsirasti vienam ribos sakiniui. Trumpam, aiškiam, be ilgo paaiškinimo. Gal tai galėtų būti: man reikia laiko pagalvoti. Gal šiandien negaliu. Ar aš nenoriu apie tai kalbėti tokiu tonu. Aš grįšiu prie šio pokalbio vėliau. O gal tiesiog ne. Pasirink vieną sakinį. Dabar pasakyk jį savo viduje. Ramiai. Dar kartą. Ir dar kartą, tarsi sakytum ne tam, kad įtikintum kitą, o tam, kad išgirstum pati save. Pajusk, kad vartai gali likti uždaryti arba gali prasiverti tik tiek, kiek tu nori. Tu neprivalai atiduoti viso sodo tam, kuris tik pasibeldė. Dabar pažiūrėk į savo sodą dar kartą. Kai vartai tvirtesni, kai rankena tavo pusėje, tavo rankoje, sodas pradeda keistis. Gal žemė tampa minkštesnė, gal pakyla nulinkę augalai, gal saulės spindulys pasiekia vietą, kuri ilgai buvo šešėlyje. Gal gėlė, kurią buvai pamiršusi, vėl ima žydėti. Tai tavo energija grįžta į tave. Energija, kuri buvo išdalinta per prisitaikymą. Ramybė, kuri buvo atiduota svetimoms nuotaikoms. Dėmesys, kuris vis sekė kitų reakcijas. Jėga, kuri buvo naudojama tylėti, kai viduje jau buvo aiškus signalas.
Leisk šiai energijai sugrįžti ir į tavo krūtinę, pilvą, gerklę, į rankas, į kojas, į pėdas. Pajusk, kad ribos neatima meilės. Jos sugrąžina tau save. Tyliai pakartok. Aš lieku su savimi. Aš saugau savo vidinį sodą. Aš turiu teisę į savo erdvę. Aš turiu teisę į ramybę savo kūne. Dabar savo sode pasirink vieną mažą daiktą, kuris primins tau šiandienos ribą. Gal tai akmenėlis, gal gėlė, gal lapas, gal mažas raktelis nuo tavo vartų. Paimk šį simbolį į rankas. Jis primins tau ne viso gyvenimo pertvarkymą, bet vieną ribą, vieną sakinį, vieną sustojimą, vieną pasirinkimą neperžengti savęs. Paklausk savęs, kokia viena riba šiandien man būtų pagarba sau. Gal pasakysi, man reikia pagalvoti, gal nebeaiškinti ten, kur jau aišku, gal neleisti su tavimi kalbėti nepagarbiu tonu, gal skirti laiko poilsiui, gal neprisiimti svetimos kaltės. Gal leisti savo ne būti pilnu sakiniu. Leisk atsakymui ateiti. Dabar paskutinį kartą apsidairyk savo sode. Pažvelk į vartus, į sodo vietas, kurios gyja, į ribos simbolį savo rankoje. Pajusk, kad šis sodas lieka tavyje. Tu galėsi į jį sugrįžti mintimis, kai tik norėsi. Kai kažkas spaus, kai kūnas jaus ne, bet protas ieškos priežasčių pasakyti taip, tada galėsi prisiminti. Vartai yra mano. Rankena yra mano rankoje. Raktas yra mano rankoje. Man nereikia kiekvieno prašymo, kiekvieno svetimo noro ar lūkesčio įsileisti į vidų, kad jis tryptų mane. Dabar pakartok kelias afirmacijas, lėtai. Leisk kūnui jas įsiminti.
Aš turiu teisę į savo erdvę. Aš turiu teisę į savo laiką. Aš turiu teisę sustoti prieš atsakydama. Mano kūno signalai yra svarbus. Mano taip gali būti iš noro. Mano ne gali būti ramus ir trumpas. Aš nebeperžengiu savęs tam, kad būčiau priimta. Aš lieku ištikima sau. O dabar pamažu grįžk prie kvėpavimo. Pajusk įkvėpimą, pajusk iškvėpimą. Pajusk visą kūną, rankas, kojas, pėdas, nugarą, pečius, veidą. Pajusk paviršių po savimi. Pajusk erdvę aplink save. Dar kartą įkvėpk giliau ir iškvėpk lėčiau. Prieš atsimerkiant, tyliai sau pasakyk: aš saugau savo vidinį sodą. Aš girdžiu savo kūną. Aš turiu teisę rinktis. Mano riba yra mano ištikimybė sau. Ir kai būsi pasiruošusi, lėtai atsimerk. Grįžk į erdvę, kur esi. Pastebėk šviesą, garsus, savo kūną, savo kvėpavimą. Ir prisimink, riba neturi būti tobula. Ji nebūtinai turi būti pasakyta be baimės. Ji neturi būti patogi kitiems. Ji turi būti tikra tau. Šiandien užtenka vienos ribos. Vieno sakinio, vieno karto, kai sustoji ir neperžengi savęs. Dar kelias akimirkas pabūk su savimi. Pajusk, ką ši praktika paliko tavo kūne. Gal daugiau ramybės, gal daugiau aiškumo, gal stipresnį ryšį su savo ne,
gal švelnų leidimą sau neatverti viso sodo kiekvienam, kuris tik pasibeldžia. Jeigu ši meditacija tau buvo vertinga, kviečiu užsirašyti vieną sakinį. Kokia viena mano riba šiandien? Na, o jeigu nori daugiau tokių gilių meditacijų apie savivertę, vidinę ramybę, ribas ir grįžimą į save, užsiprenumeruok mano kanalą. Taip nepraleisi naujų praktikų ir padėsi šiam turiniui pasiekti daugiau moterų, kurios taip pat mokosi nebeperžengti savęs.